Sveiki mano bičiuliai, sveiki sugrįžę į mano dirbtuvės. Gražus oras laukia, bet šiandien filmuoju iš savo dirbtuvių. Noriu pasidžiaugti kartu su jumis naujų savo įrankių. Milwaukee M18 Fit 3 modelis. Smūginis impaktas, suktukas, kaip čia pavadinti tiksliai. Šiandien pakalbėsiu truputėlį apie šitą įrankį, kam aš šiandien nusipirkau. Kol aš čia kalbu, dabar pamėginsiu įdėti į vaizdo klipą, vaizdo įrašą tiksliau, nuotraukas, pamatysit, kur aš su juo dirbu. Turiu aš savo senalę, sakykime taip, dar vieną suktuką DeWaltą, taip pat smūginį, senesnį modelį, bet tas suktukas yra likęs kaime. Man atsibodo tampytis iš kaimo suktukus, tai pamirštų suktuką, tai pamirštų pakrovėją, tai dar kažkas tai atsitinka. Vienu žodžiu, tai sukelia man nepatogumų. Jeigu aš vežiočiaus kasdieną įrankius laikyčiau mašinui, bet tai aš nesu meistras, esu hobistas, todėl nusprendžiau, kad man reikalingas antras suktukas. Čia buvo vienas argumentas. O antras argumentas, kaip kitaip išmėginti kito gamintojo įrankius, kai tik nenusipirkus ir nepačiupinėjus, nepadirbėjus su juo pačiam. Taip aš susidarau nuomonę apie juos ir galiu kažką papasakoti jums. Suktukas labai galingas, 18 voltų įtampa. Ką čia daugiau pasakoti? Yra akumuliatorius 5 ampervalandžių. Priekyje yra mygtukas ant akumuliatorius, galima matyti, kiek jis yra įkrautas. Toliau eina ant pado viršaus, sakykime taip, mygtukas, kuris turi 4 režimus. DeWalte tai stumdomas į kairę, į dešinę. Mygtukėlį stumdo įrankio režimus. Tai režimai yra labai paprasti. Junginėjant matome lemputę. Pirmas režimas, antras, trečias ir ketvirtas. Atleiskit kažkokią oščių. Kągi, pirmas režimas yra skirtas, pasakykime taip, švelniam darbui, tai gal kokius sukti nedidelius varžtelius, nereikalingos didelės aprusukos ir didelės jėgos. Antras režimas jau yra skirtas rimtesniems darbams. Trečias režimas yra skirtas baisiai jau dideliems varžtams, konstrukciniams varžtams, galima taip sakyti, kurie jau eina ten 8 mm ir 200 mm ilgio. Na ir ketvirtas režimas yra toksai smart, pavadinkim, režimas, kur pats įrankis nusprendžia arba pagal elektroniką nusprendžia, kokia jėga sukti reikia varžtą, kada reikia sustoti, kiek smūgių jam reikia suteikti. Ant kiek tai yra tiesa, aš negaliu pasakyti, aš dirbau, man pasiteisino turbūt antras arba trečias režimas geriausiai. Tai turbūt apie įrankį daugiau čia nėra ką pasakoti. Techninius parametrus aš nežinau ar paminėti, kad ten pirmam režime 1700 apsukų, antram režime 2900 man atrodo ir ten trečiam režime gal 4000 apsukų. Bet aš tiksliai dabar neatsimenu, aprašyme parašysiu arba komentarį prie vaizdo įrašo paliksiu techninius parametrus. Bet kuris iš jūsų galite juos susirasti internete. Taip pat dar turiu galvučių rinkinį, irgi Milwaukee nusipirkau. Pakankamai 75 dalių komplektas buvo. Kaina buvo apie 38 gal eurus, tai gavosi galvutė po 50 centų. Galvutės yra, didžioji dalis galvučių yra žvaigždutės. Bet, kai būna, kai duodu žmogui galvutės bidėja vieną pusę, neuždarė žmogus tiesiog. Nu, gerai, aš susitvarkysiu, bet noriu parodyti jums, didžioji dalis yra galvučių žvaigždutės, tai X-ai vadinami. Tai nuo 10 iki 40 ir yra trumpos galvutės ir yra 50 mm galvutės. Taip pat yra 2 raktai varžtams sukti, aš taip suprantu, stoginiams.
man atrodo 8 mm ir 10 mm. Taip. Ir taip pat yra laikiklis magnetinis galvutėm, kuris tinka į įrankį įdėti. Nu, šešiakampis, čia 1/4, visi turbūt puikiai tą žinote. Gerai, galvutės mes susidėsim, jos išbyrėjo man, nes galvučių išties čia daug. Čia reikia dabar rūšiuoti. Negaišiu laiko, palieku jas į šoną. Eikime, pamėginkime kažką pasukti ant skirtingų režimų. Mediena pušis, apkirpo vakar aš filmavau klipą. Bet nepavyko nufilmuoti dėl vienos paprastos priežasties. Kažkodėl tai neįsirašė mikrofonas. Tai šiandien, manau, antras dublis ir mikrofonas, manau, kad įrašė balsą. Gabaliuką įdėsiu vaizdo įrašą, pamatysit, koks garsas gavosi. Pirmam dublyje, nežinau kodėl. Todėl šitą medieną tokia jo biškį sugrėžiota, susukiota, tai nekreipkite dėmesio. Mes rasim sveikos vietos, kelis varžtus įsukti. Mediena čia yra iš terasos, kurią mes renku, aš padedu draugus rinkti. Tai mediena yra eglė. Nu ir pradėkime turbūt pirmą varžtą. Suksime. Pirmas varžtas yra, tuoj pasižiūrėsiu ant dėžutės, 100 mm ant 6. Štai va. Tai įsijungsim pirmą režimą ir pabandykim įsukti. Pirmų režimų. Matot patys, ilgai labai ir nuobodžiai. Varžtas karstas, paimti kitą varžtą. Antras režimas, tokį patį varžtą, tokį patį. Be problemų. Karšti varžtai, dedu į šoną. Trečias režimas, kitas varžtas. Čia pats jau galingiausias režimas. Jokių problemų. Tokius varžtus susuka. Tiesa, didesnių aš varžtų neturiu. Na ir ketvirtas tas išmanus režimas. Ir vėl varžtą kur nors čia. Sunkiai eina, matyt, jam tie varžtai nėra skaičiai. Nu, susuka, bet matot, reikia kažkas paspausti mygtuką. Nežinau kodėl. O, įsuko gerai. Ką, su šitais varžtais problemų nekyla jam. Galim pamėginti dar mažiukus varžtelius susukti. Tuoj pasikeisiu galvutę. Čia tai 30. Kur čia mačiau, va kaip tik tai, man atrodo, tai 30, tai 20 reikia galvutės. Ir taip pat turbūt patikrinsim visus režimus. Va. Štai, dedame. Taip, nuo pirmo režimo lengviausia. Galime pakeisti į šitą medį. Ta problema. Aš nežinau, ar čia yra prasmės su antru režimu sukti. Nu, bet pamėginkim. Varžtai 4 ant 40. Trečias režimas čia aplamai turbūt šliūks tie varžtai. Net neveikiam. Švilpintis. Na ir dabar ketvirtas režimas, tas vadinamas protingas, kur turi pats nustatyti užsukimo jėgą. Ne, jis tiesiog nesuveikia ant šito režimo. Gal nepaminėjau dar, kad yra 3
lemputės priekį, apšviesti darbinį paviršių arba darbo vietą ten, kur sukam. Tai tamsos metu patogu dirbti. Na, nežinau, atsiprašau, nežinau, čia dar ką yra pasakoti. Nežinau, ar dar kažką galiu čia papasakoti apie šitą įrankį. Sukimo momentas didelis. Įrankis sveria 1,5 kilogramo. Ergonomiškas, padengtas guma, limpa prie rankos, panašiai kaip ir DeWaltas. Manau, kad visi jie maždaug įrankiai yra tos pačios klasės. Milwaukee, Bosch, Makita, DeWaltas. Gal kiek žemesnis, galite prašyti būtinai savo komentaruose. Šiandien turbūt atsveikinsiu su jumis. Palinkėsiu jums gražių saugių darbų, gerų projektų įgyvendinimo, gražios vasaros, likite sveiki, nesirkite kaip aš, saugokite save, laukit naujų vaizdo įrašų. Iki.